kelios nemalonios situacijos, kurios įprastai pasitaiko net ir sveikuose, laiminguose santykiuose. Pirma, kartais partneriai erzina vienas kitą ir tai yra natūrali artumo dalis. Todėl, kad kuo geriau mes pažįstame kitą žmogų, tuo didesnė tikimybė, kad pamatysime ir tas jo savybės, kurios mums nebus priimtinos. Net ir sveikuose, laiminguose santykiuose jūs kartais patirsite liūdesį ir nusivylimą. Todėl, kad realiuose santykiuose su realiu žmogumi ne visi mūsų lūkesčiai gali būti išpildyti. Ir tai yra normali realybės dalis. Net ir laiminguose santykiuose jums kartais norėsis pabūti vienumoje. Ir tai yra normalu, todėl kad kiekvienas žmogus turi poreikį asmeniniai erdvei. Partneris gali pamiršti bendrus susitarimus ir grįžti prie kokio nors įpročio ar elgesio, nebūtinai iš blogos valios, o tiesiog todėl, kad pokyčiams reikia laiko. Ir paskutinis. Konfliktai poroje kils net ir esant abipusiai pagarbai. Bet tai nėra grėsmė ryšiui. Atvirkščiai, tai yra erdvė, kurioje galite išsakyti poreikius, aptarti ribas ir tokiu būdu stiprinti tarpusavio ryšį.